Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Remigiusz Šimašius, poseł na Sejm z Komitetu Ekonomicznego w Sejmie. Labas rytas jums, liberal, z ruchu liberalów Litwy. Ar pasveikinot Romą Abramovičių, kuris tapo Ukrainos ekonomikos ministru naujos vyriausybės? Žinokit, jeigu pažinočiau, asmeniškai tikrai pasveikinčiau, bet man tikrai neteko pažinti, bet aš manau, kad iš principo tai labai geras dalykas yra Lietuvai. Jeigu žmogus gyvena Ukrainoje, įleido šaknis, ir aš tikiuosi, kad ir nuo Lietuvos nėra visiškai atitrūkęs, tai yra tik tai pliusas tokį tiltą turėti su Ukraina. Dabar yra kalbos dėl tos dvigubos pilietybės, kadangi jis ir Lietuvos pilietybę turi. Manot, kad čia reikia kažkaip spręsti? Ar čia jam netrukdytų? Aš manau, kad vidaus reikalų ministerija idėja save į kampą įsivarė su Ilgausko atveju. Nes mes turime daibę šalių, kurios turi panašias nuostas kaip ir Lietuvoje, skaitant ir Lenkiją, ir Jungtinės Amerikos valstijas, bet tai nereiškia, kad pagal kiekvieną laikraščio publikaciją puola atiminėti tą pilietybę. Tiesiog, principas yra toksai, kad reikia pilietybę atimti tada, kai yra tam rimtas pagrindas. Tuo tarpu, ar tapo kitos valstybės piliečių, ar netapo, tai Lietuvos institucijos nebūtina priimti už gryną pinigą, reaguoti ir dabar atiminėti tą pilietybę. Jungtinės valstijos laikosi tokio principo, Lenkija, kiek žinau, irgi. Lietuva kažkodėl sugalvojo elgtis labai ščirai. Tai dabar manot, kad Lietuva laikysis dabar kitos linijos ir kitų principų aprims trupučiuką, ar vėl bus? Vėlgi, labai reikia šiuo atveju jau aiškiai iškomunikuoti tą principą, jeigu jis yra keičiamas, nes vėlgi po Ilgausko atveju, jeigu dabar būtų elgiamasi kitaip, tai būtų aišku, kad dvigubi standartai, o tai yra negerai. Jeigu nori standartą pakeisti, reikia labai aiškiai pasakyti, kad taip, nuo šiol keisime. Tai dabar kaip? Aš asmeniškai manau, kad iš tiesų mes turime vėlgi laikytis tų standartų, kurios ir Lenkija, Jungtinės valstijos laikosi. Tai yra, nenoriu vadinti to užmerktų akių principų, bet pirmiausia žiūrėti savo įstatymą ir savo piliečių, o tai, kad pilietis kažkur kažką kito padarė, ir ypač pilietis nuo gimimo Lietuvos, tai, sakykime, reaguoti tai tik tai išskirtiniais atvejais, jeigu tai yra susiję su kažkaip nelabai draugiškom valstybėm ar kitais atvejais. Gerai, keičiam temą. Jūs, liberalai, sakot, kad nepritarėt skylėtam ir nedarbą skatinančiam kitų metų valstybės biudžetui. Taip. Kaip, kokiu būdu tas biudžetas, tas projektas skatina nedarbą? Iš tiesų, ką mes matom biudžete, tai labai ryškiai, planuojamas ekonomikos augimas kitais metais ir planuojamas yra biudžeto pajamų padidėjimas. Dabar, kai žiūrime, kur tos pajamos išdalinamos yra, tai nėra nei vieno punkto, nei vienos eilutės, kur būtų palengvinamas kažkoks gyvenimas dirbantiems žmonėms, kad būtų paskatinas darbo vietos ir kūryba. Ir visais atvejais yra orientuojamasi tik tai į išlaikymą ir išdalinimą. Aš suprantu, kad kai kurių išlaidų yra būtinų ir tos pačios krašto apsaugos išlaidos tikrai labai svarbios, bet vėlgi, man atrodo, kad žymiai svarbiau būtų, tarkime, sumažinti gyventojų pajamų mokestį dirbantiems žmonėms ar vaikus auginantiems žmonėms, tai yra padidinant neapmokestinimą dydį, negu kad, sakykime, gražinti į ankstesnius lygius, aukštesnės nedarbo išmokas ir kitus dalykus. Ir mes vėlgi, ką siūlėme, vietoj nedarbo išmokų įvesti kitą dalyką, darbo išmokas. Nes apie pusę bedarbių yra ilgalaikiai bedarbiai ir mūsų siūlymas buvo, kad tada, kai tas žmogus susiranda darbą, jam tai reiškia vis tiek papildomas ir išlaidas tam tikras, valgyti kažkur ne namuose brangiau, troleibusu gal važiuoti ar dar kinus, taip kelis mėnesius mokėti išmoką po to, kai jis susiranda darbą. Bet tada neturėsim pinigų išmokams nedarbo, tiems, kurie neturi darbo. Nedarbo atveju siūlom palikti tiesiog taip, kaip yra, nes nedarbo atveju, žiūrėkim, kokia yra situacija. Kai žmogus praranda darbą, tarkime, jisai dirbo, tai jisai gauna pirmiausia kelių mėnesių išmoką vidutinio praėjusio dydžio laikotarpį susirasti darbą. Po to jisai gauna nedarbo išmoką, kurios nėra surištos su vidutiniu dydžiu, su minimaliu dydžiu. Ir tai yra mokama ilgą laiką. Vėliau, jau tas pradeda tirpti ir ištirpsta ta nedarbo išmoka, bet esminis dalykas vis dėlto yra, žmogus gali normaliai pilnavertiškai gyventi ne tada, kai jisai ant adatos pasodinamas ant tų išmokų, bet tada, kai jisai pastumimas ir gali drąsiau eiti į darbo rinką. Tai mes tą ir siūlome paremti, būtent tą veiksmą. Sunku kartais, labai tikrai sudėtinga, bet tai yra labai labai svarbu. Biudžeto deficitas sieks nuo 1,5 iki 2 milijardų litų. Ar padidės mūsų galimybės skolintis įvedus eurą? Kaip Jūs manot?
Manau, kad iš esmės nepasikeis šito vietoje. Ar euras, ar ne euras, ar labai jau senai aišku, kad bus euras Lietuvoje, kreditoriai, galimi skolintojai tą vertina ir aš manau, kad tai yra ne vienos dienos klausimas, yra euro įvedimas, yra procesas, kurio jau mes beveik pabaigoje esame. Bet ar manot, kad reiktų mažinti tą biudžeto deficitą? Ar visuomenė turėtų gal reikalauti iš vyriausybės, kad jis sumažintų tą deficitą? Nes komisija sako, kad tos skolos kaupimas turi didelių neigiamų ilgalaikių pasiekmių, nes dabar jau kiekvienais metais daugiau nei 2 milijardai litų reikia skirti tik vien palūkanų mokėjimui. Vienareikšmiai, aišku, kad deficitas turėtų būti mažesnis, bet aš sakyčiau, kad tikrasis jo šaltinis gali būti ir pernelyg didelis optimizmas planuojant pajamas, nes vakar Seime tai man tokia mintis vis zyzė galvoje, kad ir kalbos yra panašios, kaip tvirtinant 2008 metų biudžeto ir kalbėtojai netgi tie patys, turime finansų ministrą. Kad viskas bus gerai, čia jokių net nesijaudinti ir taip toliau. Mes jau tai girdėjome. Jo, tai mes tai girdėjome ir tai kvepia truputėlį nelabai gerais dalykais. O šiaip tai, kai kalbam, ką reikėtų daryti, vėlgi dar kartą apie tai, kad išmokos yra didinamas įvairios, o iš esmės mokesčiai irgi yra didinami. Apie tai dažnai nutylima. Mažosios bendrijos, pavyzdžiui, planuojama keliasdešimt milijonų vėlgi surinkti iš sodros įmokų. Tai reiškia, kad žmonės, tūkstančiai žmonių, kurie įsteigia mažasis bendrijas, jie mokesčiai padidės. Nekilnojamo turto mokestis vėl taip pat siūloma padidinti. Tai yra, bloga žinia iš tikrųjų. O jūs netikit, kad kai ekonomistai prognozuoja ir tas pats ministras Šadžius, finansų ministras, kad ekonomikos augimas kitąmet bus? Iš tikrųjų, su prognozėm visą laiką taip yra, kad prognozės yra prognozės, o laikas šiandien regione nėra toksai, kuris būtų pats palankiausias, bent jau gana tiksliom prognozėm. Tai mes visi žinome, kad ir, sakykime, eksporto į Rusiją galimybės yra labai platus spektras nuo galbūt normalių santykių iki visiško užsidarimo ir kiti dalykai yra iš tikrųjų gana keblus. Tai aš manyčiau, kad reikia laikytis tokios taisyklės gana aiškios, kad jeigu yra neaišku, tai reikia elgtis atsargiau. Kaip ir ant pavasarinio ledo. Iš vis nieko neprognozuoti. Ne, prognozuoti, bet jeigu ateini pavasarį ant ežero, dabar ne pavasarį, atsiprašau, rudenį, žiemos pradžioje ir ledas yra kažkoks lyg ir tvirtas, lyg ir ne, tai geriau daryti prielaidą, kad jis yra netoks tvirtas. Aha. Nes galima įlūžti. Jo, ar nebus taip, kad tie, kurie gauna iš artimųjų užsienyje paramą kažkokią finansinę, liks be pašalpos? Man iš tiesų atrodo visiškai nesuprantama ir keista, kaip mokesčių inspekcija čia dabar užsimojo iš tos dalykų daryti. Vakar premjeras gyrėsi, kad mokesčių inspekcija pagaliau pradėjo dirbti. Tai jeigu čia yra tas pagaliau pradėti dirbti, atgaudimas tokių pajamų, tai man atrodo visiškai neadekvatu. Tai lygiai taip pat kaip ir šeimos viduje, be jokių perlaidų. Jeigu kas nors padovanoja viens kitam dalykus, tai lygiai taip pat ir iš užsienio tą perlaidą gavus, jokio čia skirtumo nėra. Tai man atrodo tai labai keista. Bet žinot, kad jau taip, tai kai kuriuose savivaldybėse jau tai yra vykdoma, ta prasme jau savivaldybės, kai kurių savivaldybių pareigūnai patvirtino, kad į asmenų pretenduojančios į socialinės pašalpas ar kompensacijas į jų pajamas įskaičiuojama ne tik pensija, bet ir įvairios papildomos pajamos, tame tarpe ir emigravusių artimųjų siunčiamos piniginės perlaidos. Žinot, iš tikrųjų, kaip tik dabar priimtas įstatymas, kuris savivaldai daugiau teisų suteikia socialinės pašalpas skirstyti, nes prieš tai buvo tik 5 savivaldybės eksperimentinės, dabar bus visos atsakingos ir ten suteikta daugiau galimybių reaguoti į normalią, realią situaciją. Tai aš galiu pasakyti vieną dalyką. Mes visi žinom aplinkui šeimų, viena vertus, kurios gauna pašalpas, bet gyvena gerai ir slepia pajamas, kita vertus žinom šeimų, kurios negauna pakankamai paramos, nors gyvenimas tikrai smūgių nepagailėjo ir reikėtų tos paramos daugiau. Tai savivaldybės ką galės daryti ir ką turėtų daryti, tai turėtų galbūt kartais paklausti žmogaus, kuris tarsi nieko neturi, bet klausyk, bet tavo vaikai arba tėvai ar dar ką, pažiūrėk, jie gyvena super puikiai ir konstitucija užrašyta, kad ir vaikus ir tėvus išlaikyti yra pareiga. Tai klausimas, kodėl kiti vaikai arba kiti tėvai turi išlaikyti, čia yra didelis. Ir aš manau, kad ir tada bus pagrindas įtraukti į tas pajamas. Jo, bet aš nemanau, kad čia turi būti pagrindas tiesiog įtraukti ar neįtraukti. Negali būti taip, kad tarkime... Bet jeigu oficialiai vis tiek reikia kažkur žiūrėti... Čia šitoje atveju savivaldybės turi žiūrėti į realią padėtį. Tiesiog į realią padėtį. Nes jeigu kažkas bet gavo... gali būti labai subjektyvus dalykas. Gali sudėtingas, subjektyvus, bet dabar tai padėtis
yra tikrai nedovanotina, nes gali būti vieniša mama, kuri augina 5 vaikus, iš kurių 2 sunkiai sergantis ar ne, ir akivaizdu, kad jie sunku susirasti darbą ir labai sunku išgyventi. Taip. O kita vertus galime turėti darbingo amžiaus žmogų, kuris pagal formalius kriterijus tarsi irgi skurstantis ir viską gauna ir dar karts nuo karto kur nors uždarbiauja nelegaliai ir tiek. Tai vat, tą pastebėti, sutikime. Mes ateiname ir plika akimi matome tokie dalykai daugeliu atveju. O dokumentai kartais nerodo visos realybės. Jo, bet jūs apie tai, ką jūs sakote, tai yra teorija, o praktikoje kaip nes vis tik pagal dokumentus visi dirba. Tai vat būtent tą praktiką reikia ir pakeisti. Aš kalbu labai praktiškai, nes mes kaip pasižiūrime į savo kaimynus, giminaičius ar dar ką, visi labai gerai žinome, kas neturi pinigų dėl to, kad viską prageria, o kas neturi pinigų dėl to, kad likimo smūgiai. Mes visi labai gerai tą suprantame. O vat popierinė teorija, jinai dėja suka į kitą pusę. Jūs dar lapkritį kreipėtės į prokurorus dėl Air Lituanicos ar Vilniaus savivaldybės įmonės teisėtai skolina oro bendrovė Air Lituanica. Taip, sakykit, ar žinot jau, ar pradėtas tyrimas, ar gavot kažkokį atsakymą iš prokuratūros? Iš tikrųjų, kol kas yra pratesinėjami terminai ir prokuratūra nagrinėja mano prašymą, kaip aš suprantu, tai yra, daromi veiksmai, yra, sprendžiame dėl tyrimo pradžios, bet veiksmai vyksta aktyvus. Bet aš ką noriu pabrėžti, čia esmė ne tai, kad tyrimas pradėtas ar nepradėtas bus. Esmė tokia, kad Vilniaus savivaldybėje nevyksta darbai, stoja tie darbai ir savivaldybė 300 000 litų per dieną minusą gyvena, ar ne? Ir iš tikrųjų tom fanfarom, kai kuriom leisti pinigus, kai, iš tiesų ir šaligatvė išklypia ir daugybė kitų dalykų netinkami. Ką jūs turite minį fanfarom? Aš turiu minį, kad kaip. Mes visi puikiai suprantame, kad toks projektas kaip Air Lituanica, jisai turi gyvuoti bent iki rinkimų kadenciją baigiančio mero akise ir jisai daro bet ką, kad tai įvyktų. Ir šiuo atveju, kai šilumos tinklai, tai yra įmonė, kuri turi investuoti į patikimą šilumos tiekimą, jinai mero paliepimu, jinai skolina oro bendroviai, tai čia yra kažkoks kosmosas. Iš tikrųjų, aš nežinau, ką galvoja tie valdymo organų nariai, nes jų yra pilna materialinė atsakomybė iš tikrųjų už tai. Dabar jūsų manymų didžiausia Vilniaus miesto problema, tai yra skola? Ja, tikrai problema didžiausia nėra skola, nes skola yra tik tai išaiška. Skola yra tai, kad nebegalima spręsti kitų problemų. Tai ir transportas ne iki galo patogus, ir šildymas per brangus, ir darželių trūkumas 1500 vietų. Tai yra problemos realios. Kaip spręsti? Kiekvienai turime po atskirą ir labai aišku receptą. Ir labai ilga, aišku. Aš galvoju dabar. Kuri tema svarbiausia pasakysiu. Gerai, dėl skolos, nes bankai nenori skolinti Vilnių. Gal jau pasikeitė pozicija bankų, nes, kaip išbristi iš tos... Vakar kaip tik buvo svarstomas biudžetas ir finansų ministerija sugalvojo, kad galima Vilniui padidinti skolos limitus. Ir iš tikrųjų tai yra tik tai, aš sakyčiau, kaip išgerti mėgstančiam žmogui dar vieną buteliuką nupirkti. Ir tai yra blogai. O kalbant kaip padidinti, aš pasakysiu vieną tik tai pavyzdį. Iš visų didžiųjų miestų tik tai Vilniaus savivaldybės įmonės dirba nuostolingai. Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio dirba pelningai. Tik tai Vilniaus dirba nuostolingai. Klausimas, kodėl taip yra? Dėl neatsakingo valdymo, dėl to, kad meras liepia valdyboms kažką padaryti ir jos tai daro, nėra nepriklausomų valdybų, nėra jokio skaidrumo ir turim tokį rezultatą. Tikrai turiu patirtį, kaip valstybės lygių, valstybės valdomas įmonės galima pakeisti. Turim metinę ataskaitą, kiekvienais metais matom, kas yra nepriklausomas, bent jau daugmaž, nes galėtų ir geriau būti. Valdybos formuojamas, yra tikslai, galima orientuotis. Dabar savivaldybėje toks chaosas, iš tikrųjų, kad niekas negali orientuotis. Vienintelis Vilniaus savivaldybės biudžetas iš visų 60 gavo neigiamą kontrolės išvadą. Visi kiti buvo patvirtinti su išlygom, Vilniaus ne. Tai kas čia per bardakas? Gal Vilnius turi dėl to problemų, kad gauna tik 48% nuo gyventojų pajamų mokesčio. Jūsų manimo, koks procentas turėtų būti, kad būtų racionalu? Aš manau, kad vėlgi reikėtų atskirti tos du klausimus, nes turėtų gyventojų pajamų mokesčio dalis tekti didesnė Vilniuje, bet ne dėl to, kad Vilnius yra praskolintas, o dėl to, kad tai apskritai teisinga būtų Vilniečių atžvilgių. Nes iš tikrųjų, skaičiuojant, kiekvienam gyventojui Vilniaus tenka biudžeto savivaldybės išlaidų, tai yra vienas iš didžiausių išlaidų Lietuvoje, bet tai yra, pavyzdžiui, mažesnės negu Kaune, kuriame gyventojų pajamų mokesčių surenkama mažiau. Tai yra, man tada, akivaizdu neteisinga, apie 2/3 turėtų atitekti, bet skolos yra toli gražu ne tik dėl to. Bet ir dėl to. Kaip, jeigu
Jeigu šeimoje susidarė skolos, ar ne, ir greitų kredito kompanija, jau čia visi kreipiasi, ar ne, tai ir žmona su vyru šnekasi, tai ar dėl to, kad atlyginimas mažas, ar dėl to, kad vėlgi išgerti ir palošti mėgsti. Tai turbūt ir dėl to, nes jeigu yra neatsakingumas, tai bet kokį atlyginimą kazino greitai prašvilpsi. Bet ankstesni merai, ankstesnės koalicijos valdančiosios skolino tiesiog. Žinot, kai aš pasakysiu vėlgi, pažiūrime statistiką su kitais didžiaisiais miestais, bent ir kitom savivaldybėm, tai ką mes matome, visur augo skolos iki maždaug 2009 metų savivaldybėse, po to laiko visur nustojo augti, bent jau didžiuosiuose miestuose turiu informaciją, kai kur pradėjo mažėti, o Vilniuje ir toliau niekiek nemažinant tempą augo ir beveik padvigubėjo nuo to laiko. Tai čia... Ką tai rodo? Tai ką rodo? Tai jeigu mes važiuojame automobiliu ir matome perstuvinėjantį žmogų, tai vieni galvoja, kaip čia pralėkti greičiau, o kiti kaip ir mažinti greitį. Tai vat dėja, dabar kadenciją baigiantis meras galvoja, kaip čia greičiau pralėkti, kad šauniai su vėjeliu pasirodyti visiems, kaip čia viskas puikiai vyksta. Dėja, puikiai nevyksta. Tai yra visiškas neatsakingumas ir tai yra būtent pasekmė to neatsakingumo. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. O naszym gościem był dzisiaj Remigiusz Szymašius, poseł na Sejm z Komitetu Ekonomicznego w Sejmie.